Tiksliau, Arlauskas po krepšiu Eriką Venskų, dabar Dominikas Briutinas suranda Aurimą Majauską. Gražiai įsibėt rungtynių pradžia, o Žalgiris galimybę mesti iš toli prieš Lauriną Briutį, tiesa pasižymėti nepavyksta, o Lonnie Walkeris tokius metimus kartais atrodo, kad galėtų mesti užsimerkęs. Dėl tų mažo atakų skaičiaus pagal pelnytus taškus ketvirti, bet pagal puolimo reitingą pirmi, bet šiandien, manau, tikrai toks bus vis tiek lengvesnis krepšinis dominuos, vien dėl to, kaip žaidžia Jonavos į Bečą, vėl į tą ataką. Briutonas po vieno krepšio iki kito. Nepavyksta užsibaigti, ten nežinau, pro kiek, pro 4-5 turbūt žaidėjus praėjo, čia jau buvau pasirengęs Arno Butkevičiaus dėjimui, bet šį kartą... 2 taškį pridėjo Kreišmantas ir 3 taškį pataikė Erikas Venskus. Taip, ir kol kas nei vienas iš 3 legionierių Jonavos dar nėra atsidarę šis rungtynėse, nei Briutonas, nei Blizniukas, nei Zotovas, būtent Briutonas eina iki galo ir gauna. Taip, ir čia aišku, turbūt irgi šiose rungtynėse negalima visko suvesti į kažkokius individualius pasirodymus. Čia Blizniukas bando atakuoti Walkerį, atstovi gynyboje tenai žalgiriečiai. Silvanas Francisko ir Lonnie Walkeris. Čia jau vos... Naudingumo balai. O čia dar kartą... Ojojoj, kaip aplenkė Zotovo Francisko. Ir ten tik tai geros komandinės gynybos dėka sugebėjo užspausti Birutį. Lonnie Walkeris. Dar vienas švarus jo tolimas metimas. Taip, ne tiek pats skirtumas, kiek tas santykis, žinant, kad 17 taškų yra įmetę Jonavos į Bet. Čia vėl bandoma įmesti kamuolį primityviai Blizniukui, bet Mantas Juzėnas visiškai atrodo tiesiog nerandantis savęs. O čia Jarumbauskas nusistumė, bet pagal taisyklės varžovą ir vis tiek gauna Biručio bloką. Žalgirio gynyba tikrai visiškai... nepalieka jokių vilčių, o dar ir kaip puolimas atrodo taip, kaip šios atakos metu. Šiandien Žalgirio gynyba Jonavai per pirmus 2 kėlinius leido pataikyti 6 iš 33. Tai yra kažkas tokio, ką matome iš Kauno Žalgirio BetSafe LKL, kalbant apie gynybą pastarosiuose 2 turuose. Ir toliau lieka, prieš tai sakėm, vienintelių pataikysių į žaidimo, dabar vienintelių daugiau negu 1 kartą pataikysių į žaidimo Jonavos krepšininkų. Jau 11 jo pelnytų taškų ir 5 iš jų surinkti po ilgosios pertraukos. Na, bet čia... Žalgirio persvara mažėja iki 20. Birutis. Na, tiesiog atrodo, kad net varžovus, ar jie ten yra, ar jų nėra, jam tai net... Ten Arnas Butkevičius, keliasi nuo parketo, kol kas 4 prieš 4 puola žalgiriečiai, vis tiek susikuria gerą metimą Brazdeikio, 3 taškai. Savotiškai prieš žmogaus prigimtį, kai tu jau atrodo, kad tą darbą sprendė ir esi padaręs, kaip čia jį padaro Laurinas Birutis. 62-40 ir čia labai netikslus perdavimas. 2 atakos prieš 1. Taip. Pabaigoje Smailagičius. Gerai, ten išsimeta kamuolį Francisko ir šis nenuvilia komandos draugo. Čia 2:45 numerių dvikovą pamatėme 1 sekundę. Tai būtent ne taip dažnai tenka pamatyti 2:45 numerius, o čia Smailagičius. Bet beje, kalbant apie tos Francisko provokuojamus baudų metimus, tas jo pataikymo procentas yra, atsižvelgiant į tai, kaip jisai meta iš tolys, yra... 4 kėlinyje taškus pelno tik tai žalgiriečiai, dabar Lekavičius randa Meneką, Menekas gali pataikyti savo 4 tritaškį, to nepadaro, bet panašu turės dar vieną šansą, dabar yra. Kube dega 83-48, o ne 85-48. Kaip šviesnat jam. Menekas gerą perdavimą atlieka Smailagičiui. Jeigu šiuose rungtynėse Jonava pernelyg realiai gal ir nesitikėjo kovoti dėl pergalės, Dominikas Briutonas buvo pagrindiniu to kaltininku. Čia vėl praeitoje atakoje, tiesiog mato, oi, kaip gražiai pakabintas kamuolys Biručiui ir ne 1, ne 2, bet 3 kartą matome to. Boom ir plius 40. 10 taškų šiandien pelnė, gali pelnyti ir 12, ne, tai bus metimas šiaip dar niekad, nei KMT, nei LKL nėra baigęs rungtynių su vienženkliu taškų skirtumu ir kokį 100 tašką. Jų norai irgi išpildyti Arnas Butkevičius.